Pirmoji eilėje padaryti tai, kad turėti nacionalinį komercinį banką, kad tas 26 milijardus kažkokiu būdu pargražinti dalinai. Vienas bankas negali būti, tai turi būti konkurencija ir turi būti normalios sąlygos sudarytos tarp tų vadinamų bankų. Tai kiek man yra žinoma ir kiek su garbingais mūsų bankininkais teko kalbėti, gyvais dar, tie, kurie įvedinėjo Lietuvos pinigų reformą darė, tai jų matymas iš tikrųjų yra labai aiškus ir nevienareikšmis, kad bankas, Lietuvos bankas komercinis turėtų atsirasti ir jį reikia kuo greičiau daryti. Tai būtų pirmas etapas. Įsteigti. Mes turim tam iš tikrųjų, kaip aiškino, turim pagrindą ir turim labai ganėtinai nesudėtingom sąlygom tą padaryti. Toliau, kalbant apie tai, kad mes šiandien dienai grinųjų pinigų tas atėmimas iš žmonių, tai jeigu dabar kas nors atsitiktų, ko aš labiausiai visą laiką bijau ir visą laiką, kai kalbuosi, kad tai yra labai didelis pavojus to, sakykime, atominio karo, dar ko nors, bet be šito karo mes turim vertinti, Gerimas Gilys, vienintelis profesorius, kuris kalbėjo ir visada aiškiai pasako, reikia bijoti kosminio karo, nes jeigu ten viskas būtų susprogdinta, nulėktų, neturėtumėm to internetinio ryšio, neturėdami grinųjų pinigų, neturėdami galimybės nusipirkti maisto, jo nebūtų kūro, nieko nebūtų. Jau dabar gyvenimiški pavyzdžiai mus verčia manyti, kad mes gyvenam tiesiog totalitarinio biurokratizmo 70% įgyvendinto mūsų valstybės sąrangoj. Tai man šitie dalykai kaip žmogui, kaip verslo atstovui, sakykime, kaip dirbančiam ir uždirbančiam mūsų valstybei pinigų, mūsų biudžetui, man šitie dalykai yra tikrai nesuprantami. Tai jeigu mes esam partneriai Amerikos ar Europos dalis, tai mes turim galvoti ir apie savo tautos išlikimą, apie savo tautos saugumą, apie savo suverenitetą. Jeigu mes šiandien dienai tik tai iš skolų, iš skolinimuose, nes jau verslą baigėme išgūti, kiek galima iš Lietuvos tos investicijos, kurios atėjo kažkada tikrai sėkmingai, kiek Alytaus prarado tų investitorių išėjo iš Lietuvos, tai Latvija, tai mokestinė, čia yra dalis tokių dalykų, kur reiktų spręsti kompleksiškai. Tai negalima šiandien dienai valstybės valdyti iš vieno bokšto. Turi būti horizontalus valdymas. Aš savo visuose pasisakymuose, kada būdavo verslo atstovai su valstybės institucijom, visada aiškindavau, kad turi būti visos ministerijos, negulėti ant sofkučių, mes jau COVID laikotarpį praėjom, turim ateiti ir dirbti, ir operatyviai dirbti, o negulėti savaitę, mėnesiais atsakymų laukdami, arba viena institucija priima kažkokius kvailus įstatymus, o kita institucija sako, oi, tai kaip čia jie dabar priėmė, mes tai nieko nežinom, mes tai čia ne mūsų daržas, mūsų visų daržas, mūsų visų čia yra tėvynė.